Labas rytas. Rugsėjo pabaiga ir nežinau, kiek laiko nebuvo darže. Nes išvažiuoju su tamsa, grįžtu irgi su tamsa, tai eisim kasti morkų ir žiūrėti, koks mūsų derlius ir žiūrėti, ką mes čia dar turim. Tiksliau meluoju, vakare buvau, ten katinas sėdi kažkoks. Čia tikiuosi ne Sabrina pabėgusi. Ne. Ok, tai nurinkom moliūgus, kadangi šalnas jau matosi lapai pašalę, bet čia, žodžiu, va tai va reikia praeiti pažiūrėti, kas dar gyvų likę, šitos dekoratyvinius, galbūt komposto dėžę iškasti ir sumesti jau tus lapus, nes jau, netikiu, kad jau čia kažkas bus iš jų. Tai va, žodžiu, laukia daug darbo ir aišku, būrelis, Savita to prisijungs ir startuojam. Ir dar bandysiu vėl padaryti, kaip ir pernai dariau dezinfekciją su šitais sirenčiais, nes čia yra labai geras dalykas, ta prasme, užmerkti juos, parūksta ir po to palaistyti, tai išdezinfekuoja ir norėčiau pasėti sideratus, bet jų neturiu. Tai gal vakare palieksiu kokį senukų ar kažkur ir dar va turiu agurklės ir mėtos, tai gal mėtos padžiovinsiu, o iš šitų pasidarysiu žiemai, kaip jau vadinasi, žodžiu, toks rašinys yra su sviestu kubeliai. Labai skanu. Tai va, einu darbuotis. Žodžiu, morkos nukastos, dar du ir krūva bulvių, ir nukasti burokėlių. Ir va čia, kur čia tos morkos apalios, jis buvo sėtas graužimui, bet vaikai kažkaip nelabai norėjo graužti. Tai aš manau, kad gal aš jas arba užšaldysiu tiesiog taip. Nežinau, dar nesugalvojau kaip. Pažiūrėsim, kiek bendrai bus, nes yra ir didesnių, ir mažesnių, ir taip toliau. Aišku, aš jas vėl pasėjau per tankį, tikėdamas išravėti, išretinti, bet viskas bus gerai. Kaip sakant, atsirinksim didžiausias, mažiausias, tai didžiausias paliksim tiesiog žiemai, mažesnės nušaldysiu, suvakuosiu ir taip toliau. Ir žiūrėsim, kas iš to gausis. Einu dabar prie burokų.
Aš noriu parodyti dar vieną dalyką. Aš visada komposto dėžėje auginu moliūgus. Šį kartą buvo sumestos maišytos visokios sėklos, tai normalus moliūgas užaugo tik vienas, visi kiti matau dekoratyviniai, tas didelis jau nuimtas. Tai surinksiu tada šitą žemę iškasim ir čia jau mesim kompostą. Tai visa kompostas perdirbtas keliaus čia, o čia tada visos žolės. Tai va, nusimato rimtas darbas. Labas, gražuoliu, nebijok. Nebijok, aš tu nieko nepadarysiu. Eik, gyven gyvenimą. Kokia faina. Žodžiu, padirbėjau trupučiuką. Kaip sakant, vakar buvo sportas, šiandien kardio. Iškasta tiek, iš principo galima dar truputėlį, bet labai sunku iškėlinėti jau iš tokio aukščio. Tai dabar liko 2 kompostinės, reikia jas viršų numesti čia, apačią irgi šitą krūvą. Ir paskui, kai nuimsiu visą derlių, visą, išskirstysiu ir aš čia visada pasilieku pavasarį, kai sodinu gėlės, aš čia irgi imu. Tai va, tokia krūvelė nemenka iš tikrųjų. Ir dabar einu dirbti prie kompostinių. Bet tvarkydama va šitą gėrį, kabutėse radau. Tai einamės jam truputėlį pakoreguosim gyvenimo eigą. Nes kitaip kitais metais neturėsim ką nukasinėti. O čia va, kiek moliūgėlių prisirinkom ir kaliarų. Tai žodžiu, derlius atrodo taip, krūva moliūgų mažiukų, keli agurkai, truputį brokolių. Šitie keliaus namo gal lauks toliau. Burokėlių dėja tik tiek. Morkos čia 2 ir pakeliu neša dar vieną kibirą ir špinoklius reikės sutvarkyti. Nu, kaip sakant, nestebuklai, bet užteks. Noriu parodyti dalyką, kurį nedariau 100 metų. Padariau, bet čia labai nutrukinėjo, nukritinėjo. Nu, bet jau plius minus, nežinau, nedarius kokių 30 metų jaučiu. Jeigu nedaugiau. Tai va. Eisiu pakabinti garažą, tai jau nesilaiko mažiukai, bet reikia ir juos sutvarkyti, nuimti ir sudėti. Tai va, patenkinta kaip, nežinau, kaip saldainį gavus. Žodžiu, filmavau maždaug prieš keletą savaičių, nepasakysiu prieš kiek. Bet daržas atrodo taip. Eisiu viską, kas tvarkyti toliau, kadangi po šio savaitgalio vėl 2 savaitės negalėsiu nieko daryti. Tai viską, žodžiu, rauti, dėti ir taip toliau. Čia va, kur mūsų gyventojas ale kažkoks ateidinėja. Tai va. Tai koks yra planas, tai vienas iš plano, tai prasme, nuimti serenčius, nukasti jurginus, kaip ir šie žoliukai paraudonavo. Čia mano išsėklų užauginti. Taip, tada aš galvoju, gal su vazonais į žemę reikia įkasti ir kaip. Nusugalvosiu. Tai va, tada reikia nuimti jau Tenbergiją, nes jau ne viskas, nunešti šitus namo, į terasą šitą nameliuką, išardyti arką. Žodžiu, veikti yra ką, laiko mažai. O šiaip yra spalio vidurys ir šiltnamyje yra 12 laipsnių šilumos. Kabo keliuką pomidorai, kuriuos nuskinsiu, bet šiaip palyginti, tai dar čia visai gerai, aišku, niekas čia nebeauga, tai surauti lauk, nes tikrai nesitikiu, kad sunoks pomidorai dar kažkokie ir panašiai. Tiesiog patvarkyti, išmesti ir visą kitą. Šitus tai reikėtų gal net deginti dėti.
Na, žodžiu, eisiu padirbėti kaip už tėvynę ir noriu tada serenčių sudėti ir labai gerai prilieti, kad jie čia kitą gyvenimą gyventų. Ta prasme, nes serentis ir dezinfekuoja šiek tiek ir taip toliau. Tai va, bandom. Sveiki, pasirodo ir aš kadrą. Padirbau gerą pusvalanduką ir šiltnamis yra beveik tuščias. Liko viena agroplėvelė, dar visokie tvarkyti dalykai. Ir ką aš noriu pasakyti. Kažkaip labai greitai praėjo vasara ir visą kitą. Nes atrodo, ką tik sodinau, ką tik ruošiau sodinimui, langus ploviau ir ardėm stogą tam, kad pakeisti polikarbonatą, nes buvo tragiškos būklės jau stiklai. Ir va, jau sezono pabaiga. Žiauriai greitai. Tai va, tai tokia apmąstymuose labai aš esu. Bet nulijo truputėlį, tai labai gerai, kad nustoju, nes eisiu nešti iš lauko rauti serenčių šėdėti, kaip sakiau, sulaisyti, bet pirmą viską reikia iš čia išnešti, sutvarkyti. Pagalvojau, kad gal arką savo nenešiu, nerdysiu niekur, o gal man čia kažkaip sutilps ir paliksiu šiltnamio gale tiesiog stovėti ją per žiemą. Nes realiai nesninga, neužpučia vėjas, tai turėtų į nieko nenutikti. Tai va, sauliukas keliaus į terasą. Tai ką, dirbam toliau ir sugrįšiu kažkada vėl už kažkiek laiko, bet tiesiog sakau, toksai labai susimaščius aš čia, nes galvoju, nu tai ką, taigi buvo kirto vasarą dingo šis, o kažkaip šie metai man, bet čia gal natūralu su laiku, daug greitėja ir panašiai. Bet aš čia taip labai stilingai pasipuošusi, aš visada, kai būnu laukia, man labai pučia ausis ir po to skauda. Taip aš net jeigu atrodo vėjo nėra, bet man pirmiausia ausys kenčia, o po to būna bėdų. Tai kai yra vėsesnis oras, aš visada dedu kažką tokio ant ausų, tik neradau savo megsto. Tai radau Evitos tokį su pandukais. Ai, galvoju, gerai bus, man svarbu funkciją atlieka. Aišku, grožio čia nėra, bet į lauką, į daržą einu, ne į grožio konkursą. Tai va, einu toliau darbuotis ir sugrįšiu kažkada vėl, kaip sakau, atrodo dabar taip. Čia jau tuščia, dar aišku šniūrų visokių kabų ir panašiai, bet juos surinksiu, sudėsiu tvarkingai. Ten dar liko paprikos, ten porą paprikyčių yra, tegul lieka. Sunoks nuskinsiu, tai bus okei, nes sunoks, nušals, liks kaip traša. Tai va, tai einu toliau ir pasirodysiu, kas man pavyko dar turiu laiko. Nefilmuoju ištisai, nes paskui prifilmuoju labai daug medžiagos ir jinai užima vietą, jinai užima tiek kortelį, tiek kompiuterį, o vis tiek visos nesudedu, vis tiek reikia karpyti, trumpinti ir taip toliau. Tai aš taip gabalėliais ir pamatysit, kas man čia gavosi. Nu, praėjo dar kažkiek laiko, tai įkeliavo čia arką, teko pavargti, kol aš čia taip įkišau. Ten varlytė ir pužytė gyvena. Aš tikiuosi, kad neišlys, kai aš čia baigsiu. Čia sudėjau visus šitus pagaliukus, jie čia ir liks. Čia visokie dalykai, kurie keliaus namo. Ir va, šiltnamis tuščias, einu paimsiu sideratus, pasėsiu dar ir išmėčiau serenčius. Pernai šios rauginau, šiemet jau nėra kada, nes per šalta, tai manau, kad ir nerauginti bus gerai. Aišku, kitais metais pridiks, bet aš tai dėl to nebijau, nes tikrai daug geriau, kai jų yra. Tai va, ir ką, pasėsiu sideratus, tada sulaistysiu stipriai, susirinksiu šitus daiktus ir šiltnamio sezonas bus uždarytas. Nežinau, ar kažkas pasikeitė nuo paskutinio parodymo. Arka tai yra čia užgrūsta,
pasėjusi dar ratus, pamėčiau kažkaip. Ir kaip sakant, čia dar lieka šakė ir kastuvas. Ir galim sakyti, iki kitų metų. Beliko šiltnamiui, kaip sakant, jau nieko neliko visiškai. O čia reikia nunešti į terasą šitą. Ir matau, kad jau kai kur pradėjo atsrintis. Čia jau buvo antras sezonas. Ir va, reikės pabandyti perdažyti. Kas dar nuveikta? Nu, kas jau jurginais. Čia irgi pamėčiau, truputėlį dar reiks nugregliuoti. Ir jo, atrodo nekaip, bet kaip sakant, sužels, nespės, tai prasme, bet patirtis rodo, kad kartais net ir dar vėliau pasėjęs tikrai būna sužeria, nes tų orų dar būna visokių, o kad sėklos truputį pašala, tai jam nuo to tik geriau. Tai va, einu dar padaryti vieną dalyką, nežinau, parodysiu ar ne. Pas mane žydė šitas gėlės, astrai, ir žodžiu, žiauriai fainai. Ta prasme, kažkaip man patinka, kad čia yra, tik tai budlėje turėjo būti aukštesnė, gavosi finale šitos, bet jos nebuvo tokios aukštos, kaip budlėje žydėjo. Tai tas vadinamas įtampos taškas išsidalina į dvi dalis dabar, nors iš tikrųjų apie kokį mes įtampos tašką kalbam spalio mėnesį, kai jau žydi tik tai patagoninė verbena ir šitas astras. Tai va, kas čia mūsų tas olinė aurinija, glažutė, kadžulė gyva, kas irgi sveikintina, kaip sakant, nes jau kelios išnyko. Bijūnas gyvas, bet vėl nepersodinsiu aš jo. Patagoninė verbena pribarstys sėklų, rudbekėje žydė. Sauruolė gyva, bet nežydėjo. Ežiuolė gyva, dar irgi. O, net levandas žydė. Tai va, tai čia dar kažkur gal, kai nuvešiu šitas žemės, gal čia pasodinsiu tulpių, gal ir ne. Ir noriu išimti šitus jau. Progą, nes padėsiu gal prie durų. Bus Helovino dekoracija. Tai va, viselis toks. Ten labai gražiai tolumai geltonuoja melsvės lapai. Ir dar žemės reikia sutvarkyti. Ir dar batutą išardyti. Ir dar visko daug. Tas kažkas, ką norėjau padaryti, tai pasiruošiau dėžiai medžiagą. Tik jūs kažką girdit. Ir eisiu tuoj susuksiu. Ir noriu ją padėti prie durų. Ir ją sudėti moliūgus. O čia mano naujas manikiūras, jeigu ką. Rudeninis vadinasi. Žodžiu, dėžė tokia tikrai gausi didelį, man atrodo, kad nebus mažulytė, bet didelį. Realiai būtų užtekę ir iki čia 2 eilių. Bet aš manau, dar padarysiu kitiem dalykam ir gal apkeisiu, gal kaip. Nes yra 40x60 ir nuo 3 aukščiai, tai žodžiu. Bet atrodo gana taip senoviškai. Tokia atrodo jau gyvenimo mačius. Tai žiūrė ir tie moliūgai. Tai va, šitie dekoratyviniai mano užauginti. Šitas irgi dar vienas tenai toks yra kažkur
nelabai gal matosi. Šitus mes pirkom šios moters. Tai va. Ir čia realiai pradeda kokie raudonuoti, jau šalčio gavo. Tai labai labai fainai. Mano rankos atitinkamai, jis jau praustis, nes net ne faina. Ir tada va šitas labai labai jurginai. Ir va, kenkėjas. Taip, žiūrėkit kokį kraštą. Nerealiai. Bet jie vat sėdi jurginų žieduos ir nemnioja juos. Ir kažkas čia dar. Gal jų lervas kokios. Tai va. Ir man dar labai gražios va šitos va, kaip jinai žiemė žili. Man atrodo vadinasi. Ir dar su tais lapeliais tobulą. Tai va.